Niekada jinai nebus grąžinta. Niekada. Ta skola tik tai augs. Ir skola iš oro. Ir ta skola gali būti dėl to, kad jie spausdina nieko nevertus pinigus. O tie pinigai neverti dėl to, kad jie iš oro, jie niekuo nepadengti. O kodėl tie pinigai toliau pasilikę? Todėl, kad viskas remiasi, bet taip yra finansiniai sistemoje. Tikėjimu. Dolerio galia yra paremta tikėjimu. Kitų žmonių tikėjimu, kad tas pinigas kažko vertas. Ir jeigu tas tikėjimas pradingtų, totali katastrofa, bet ne tik Amerikai, o ir visam likusiam pasauliui. Nes mes visi susieti. Vat tame ir bėda. Jie šitą imperiją, dolerio imperiją visam pasauliui per dolerį ir valdo, ir mes visi esam įkaitai. Nu gerai, išskyrus Šiaurės Koreją, bet jinai šiuo atveju mums ne pavyzdys, išskyrus didelę dalim ir Pietų Sudaną ir Iraną. Nes Iranui kiek 30 metų sankcijas taiko be sustojimo. Tai vienas rialas ar 50 tūkstančių, $1 50 tūkstančių rialų šiuo metu yra. Aš Irane buvau, tai vis pasižiūriu, kaip ten jų pinigų kursas. Tai šita sistema yra padaryta tokia, kad Amerika per finansinę viso pasaulio pajungimą turi galimybę savo žmonėms suteikti geresnį gyvenimą, nes paėmus kiekvienas Amerikos, yra visi duomenys vieši, kiekvienas Amerikos mokesčių mokėtojas yra skolingas pinigų. Nu tai jisai skolingas ten 2-3 metų statistinį darbo užmokestį. Nes statistinis darbo užmokestis Amerikoje nėra labai didelis. 36 tūkstančiai dolerių per metus. O prieš 20 metų buvo tik tai 32 tūkstančiai dolerių per metus. Kai infliacija tokiais tempais. Tame ir yra problema, kad tenai skolos niekad negrąžins. Ta skola yra parduota, jeigu iš užsienio vidaus rinkoje, o jeigu iš užsienio, tai buvo 2 šalis, kur daugiausia skolos Amerikos buvo nusipirkusios. Tai buvo Kinija ir Japonija. Tai dabar Kinija vis mažina savo priklausomybę, o Japonija pasiliko grubiai po trilijoną. Jie nusipirkė Amerikos skolos, kuri niekada nebus sumažinta ir niekada nebus grąžinta. Ir vėl dar tada priminsiu Johną Fitzgeraldą Kennedy. Jis prieš nužudymą. Ir klauskite retorinį klausimą, o kodėl? O ar tai turėjo ryšį ar neturėjo? Šiaip valstybė galėtų išleisti pinigus. Amerikos valstybė galėtų išleisti dolerius, bet jie nusprendė, kad jie dolerių neišleidžia. Jie pasiskolina dolerius iš bankų, kurie neturi šitų pinigų ir kurie neturi jokio turto, kad tos dolerius galėtų atspausdinti. Jie iš oro, bankas iš oro šitos pinigus sukuria ir tada valstybė išleidžia angliškai bond akcijas savo. Bankas nuperka tas akcijas ir duoda pinigus valstybei su vieninteliu privalumu. Tada nupirkus už bond turi gauti bankai pinigų papildomų. Jeigu valstybė pati išleistų pinigus, nereiktų mokėti palūkanų. Palūkanos atkristų. O dabar kaip skolinasi iš banko, tai tada palūkanos yra privalomos, o Centrinis Amerikos bankas, specialiai pavadintas Federalinė rezervų sistema, kad nebūtų žodžio bankas, nes nebūtų praėjęs, žmonės nebūtų sutikę, kad jam tokių įgaliojimų duoti. Tai privatus bankas ir tvarko viską, iš oro spausdina ir su palūkanom atiduoda valstybei. O valstybė sąmoningai sutinka iš privataus banko pinigus skolintis, o ne pati išleidžia. Tai Johnas Fitzgeraldas Kennedys
buvo išleidęs ar 5 milijardus, ar kiek ten dolerių, ne tiek daug, kur buvo ne iš banko pinigai, o valstybės išleisti pinigai. Tai buvo įžūlumo aktas neįsivaizduojamai didelis. Valstybės pinigus išleido. Ne banknote, ne banko ženklas buvo, o valstybės pinigai, valstybės doleris. Bet po Kenedžio minties šitą programą taip pat uždarė ir jinai sėkmingai pabaigta. Tai finansinės nepriklausomybės reikia, nes nelengva, siaubingai nelengva ją pasiekti, bet be jos tai mes esam valdomi totaliai.